Ten laisvai girdėjau, sunku kažkam 3000, 3,5 ar 4000 kalorijų valgyti, ar ne? Šiandien parodysim, kaip kalėjimo sąlygom, be jokių įrankių, be jokios įrangos iškepti motherfucking hi-fi cake, boy. Yes. Vakarinė pusė, tik vakarinė, tik už vakarus. Mums reikės sipinti monsterį, snifinti, bet ne per daugiausia, 2 pakuočių sausainių, pigių sausainių, vyšninės kolos, nes čia bus cherry hi-fi cake, sakė, reikės gero lietuviško riešutų sviesto, įrankio ir poros indelių plastikinių, tikrai galit gauti, ar ne? Važiuojam, atidarom pagrindinę masę. Kai turim 8 pakelius grynos masės, ką mes dabar darysim, kokia yra technika? Mums reikia pasiruošti pagrindinę pyrago masę ir filingą. Turim sausainį, turim indelį ir turim įmautą. Ir tikrai įmautą ne pamalkom susidėti, ne jūsų tiem kontroliniam faktim, kur jūs ten su vos sugebat tą ketvirtą išrauti. Mes darom taip, padarom twisting, oba. Sausainį metam čia. O šitą kremą, šitą delikatesą, šitą kelių žvaigždučių, nežinau, oba. Tai yra tiesiog, magija. Magija, kurios nieks nežino, paslaptis, kurios nieks nežino. Jūs esate laisvai įstrigę prie visų tų brokolių, prie visų tų vištienų, prie visų tų mėsų. Jūs pastoviai mazinatės, kad yra ten kažką brangų bulkint. Tai va, jėba. Aš atsirandu čia ir viską jums atskleisiu, kaip iš tikrųjų būti big ass motherfucker, trumpai tariant. Nes jūs nežinot, nes tokia informacija paprastų žmonių kaip jūs, kurie laisviai, tiesiog neprieina, jūs net prieigos patys neturi. O aš kai turiu kontaktus, kai turiu numerius, žinokit, per telegramą su savo febro tokiais dalykais susirašinėjom, jeigu mes jūs pridėtumėm, mes atskleistumėm labai daug paslapčių. Kol jūs dropinat savo tą nupurkštą žolę, nuo kurios tampa belekai, mes dropinam receptus, mes dropinam tai, kas žmogų kalėjime išneš ant masės per mėnesį. Tol, kol jūs metus stengiatės surinkti centus ant tų mėsų, kalėjime išsprokstamai yra per mėnesį. Turim masę pagrindo, turim beveik paruoštą beveik. Tai kaip tas vadinasi kremas? Kremą. Dabar ką darysim? Dabar vieta, kur reikia įrankio, motherfuckeriai. Mums visą šitą masę reikia sutraiškyti. Ir dabar reikia kokias 3 valandas traiškyti. Ir galvojat, kodėl reikia 3 valandas traiškyti? Nes čia yra mano workoutas, čia yra mano kardio. Nes aš kitaip darau, pažiūrėkit, kas dirba. Taip. Ir klausėt manęs, iš kur aš tokias didelės rankos turiu. Iš kur pas mane didžiausios Lietuvos tiktoke rankos? Iš kur pas mane didžiausios Lietuvoje rankos? Tai va, jums atsakymas. Jums visa magija. Tokiu pačiu ritmu mano blokas šaudo. Tai va. Visus. Viską susipilam į mūsų pagrindinį indą. Va, pažiūrėkit. Magija. Ir sakot, sunku valgyt? 2000 kalorijų. Tik tais čia. O dar mūsų laukia kremas, dar mūsų laukia kiti specialūs dalykai. Atrodo kaip vieta, kur galėtum kažką pasodinti. Pasodinti masę. Dabar galvojat, ką šitą kolą, ne? Ką jį čia daro? Ar čia užsigersiu, reikia ar ne? Coca-Cola Cherry. Šitas yra vyšninis hi-fi keikas, o mums vyšnė visą laiką patinka vyšnė su šokoladu yra viena geriausių kombinacijų. What? Ir dabar mūsų tikslas yra kuo geriau viską išmaišyti. Viskas turi susigerti. Turi masė susijungti, turi įvykti cheminę reakciją. Jeigu jūs galvojat, kad užtenka geležį pumpuoti tik salėje ir namie tiesiog kimarint, ne, hebryta, va.
jūs turit geležį, pamaitinti geležim, jūs turit padėti geležį, atsistatyti geležį. Nes be geležies nebus masės. Tai va, brokoliniai, turim savo pagrindinę masę, truputį padėsim iš šoną, kad aprimtų, kad nusistovėtų, kad, žinot, kaip raumuo, kad prisipampuotų, susigertų, nes jeigu dabar įmesim į kukinimą, nieko neliks, mums reikia to pampo, žinai, mums reikia susirinkti pampą, Atėjo laikas kremui, atėjo laikas skanėstui ir gal ir pats laikas atėjo adresuoti vieną dalyką. Jeigu jūs netyčia bijot sudidėt, padidėt, jeigu jūs bijot, kad ant jūsų, žinai, blauzdų atsiras kažkiek raumenukų daugiau ir neįtilpsit į savo įbučius džinsus, tai pats metas išjungti šitą video, žinokit, arba eiti, nežinau, scrollint toliau ir ieškoti kitokių receptų, ką dar galit valgyti su tom savo pupelėm. Dabar mes kremą turim irgi paruošti. Tai pirmą reikia viską gražiai susitraiškti, susmulkinti, padaryti vientisą masę. Nes čia yra kaip virškinimas, žinot. Jeigu jums nesuvirškins, nesuvaikščius, tiesiog nesukris ten, kur reikia visą maistinę vertę. Nes čia, žinokit, yra aukščiausio lygio Michelino nugamyba, žinai. Kas labiau stebina? Žmogus, kuris turi visą įrangą, tūkstančius kainuojančius, nežinau, tos įrankius, tūkstančius kainuojančias keptuvės, puodus, ane, ir padaro kažką tokio, va tokią porciją padaro ir rodo, va duokit man žvaigždutę. Ar jums labiau įspūdinga, kai va, pacas tikras, gangsteris, motherfuckeris, iš vakarinės pusės, padaro jums magiją, be nieko, iš nieko. Nu ką, porą plastikinių šitų, šakutę turiu, wow, įrankis, wow. Kremą pasiruošėm, nepasiruošėm dar, bet pasidarėm reikalingą masę, skystą masę. Ir dabar riešutų sviestas, lietuviškas, glotnus, veganiškas, be jokių cukrų, be nieko, nes čia mes darom sveiką patiekalą, čia mes nedarom kažkokį tai šūdą, kuris ten galvojat, bet ką nusipirksit ir jums suveiks, ne, mes darom sveiką patiekalą be jokio pridėtinio cukraus, prašau, į trasą važiuoja lietuviškas ir tik lietuviškas riešutų sviestelis. What? Man jau adrenalinas kyla. Nu ką? Ar ne kremas? Ar ne kremas? Ar ne kremas? Okei, masė nusistovėjo. Kadangi viskas susigėrė kaip į kempinę, mes dabar uždarom dangtelį ir į mikrobanginę šaunam kaip pizzą 4 minutėm ir turėtų būti tip top viskas. Ir man nerašykit nesąmonių, kad ten plastiko negali į mikrobanginę dėti. Rajone kitokios taisyklės, kaip sakoma, kiti, žinai, fiziniai dalykai veikia. Pas magus yra, žinot, kepurė, tas magiškas įrankis, iš kurios jis ištraukia kažką, triušį dar. Štai, viskas, ko man reikia mikrobangėje. What? Momentas, kurio laukia visi sausi brokoliai. Momentas, kai jie sužinos, kaip išsinešti ant tos žiaurios, grynos liesos masės. 3, 2, 1, What? Kas nori žaisti su manim? Nežinau, šefų karai Lietuvos, TV3, skambinkit man. Gerai, motherfuckeriai. Davėm piragui pastovėti, kaip ir minėjom, įsigert. Dabar svarbiausia dalis, aš nieko neturiu, aš baimių neturiu, bet supraskite, už šitą maistą jūs gatvėje užmuš. O man dabar jį reikia tiesiog gražiai perkelti, jeigu aš čia susifakapinsiu viskas. Vakarinė pusė, motherfuckeriai. Ir dabar
šitą visą feelingą, šitą visą dekoraciją. Nu čia ne tik dekoracija, žinai, ten kur kepa tos vestuvių, ten yra dekoracijos, čia kiekviena dalelė turi vertę, tai yra maistinė vertė persiduoda į masę, masė persiduoda į jėgą, jėga persiduoda į jėgą. Va, hebryte, pagaliau galiu pilnai jums pristatyti. Cherry, chocolate, brownie, hi-fi, motherfucking cake. Pusė iš jūsų net bijotų pažiūrėti šitą pyragą, kokiais aura skleidžia, kokiais jėgo, kokie galės skleidžia. Suprantat? Pristatykim truputį maistinės vertės. Šitam visam pyragį yra 3200 kalorijų. Sunku, sako, suvalgyti 3000 kalorijų. Sako, brangu suvalgyti 3000 kalorijų. Va, prašau, pusryčiai, pietus, vakarienė. Viskas. Iš tų 3200 kalorijų yra net 81 gramas baltymų. 180 gramų gerųjų sveikųjų riebalų, 284 gramai grynos anglies, kuri jūs užpumpuos viską. Nu ir 100 gramų cukraus. Tai ką, motherfuckeriai, masė yra masė, nu taip jis svarbiausias dalykas, bet dar kas yra svarbu, tai skonis. Aš nebūčiau magas, jeigu aš nepadaryčiau skaniai, ar ne? Nu tai... Kaip čia taip paragavai. Kadangi aš ant kato, tai dar šitą per pusę, kad manęs neišneštų į žiaurę masę. Žiūrim. Nu žinokit, belia kaip skanu. Eina savo man net čirpuliukai tokie, nu viskas. Kadangi aš ant kato jau 4 savaitės, aš ką tik tokiu vat anglies geros gavau man per visas smegenis, tada smegenis gavo signalą, nuėjo visur čirpuliukai ir aš net nežinau, gal jau tai venos pradės lyst, bet čia yra hebra bomba. Jeigu kažkas nori rautis ir ten galit kažką geriau pagaminti, galit visą laiką parašyti. Jeigu norite TV3 su manim kažkokią tai sutartį parašyti ir pasikviesti tuos visus šefų karus, galit man parašyti. Jeigu kažko netikit, jeigu nepatinka jums šitas tortas ir bandysit apkalbinėti, galit iškart man parašyti, iškart su koordinatėm. Nu, viską žinokit bus, kas neaišku, bus išaiškinta. O šiaip hebra, jeigu respektinat, jeigu kartu judat, reikia laiko ant šito vidosiuko. Ir gal tada iš vis tokią bombą iškepsim, kad nu net aš netikėsiu iškepęs dar 3 mėnesius. West Side, motherfucker.